Merikiai biri pudra. Lyginamoji su Photoshop efektu ar skaidri biri pudra. Tai kuriagi pasirinkti. Šis video apie pudras ir kuo jos skiriasi. Šilkinė lyginamoji pudra tiks toms, kurios nori ne tik užfiksuoti makiažą ir suteikti jai matiškumo, bet ir pavienodinti veido odos spalvą. Ši pudra yra ypatingai švelnios tekstūros. Palietus toks jausmas, kad lieti šilką ir tokį būtent efektą ji atlieka ant veido odos. Su šia pudra gali užfiksuoti jau padengtą skystą makiažo pagrindą ir dar labiau išlyginti veido odos toną, o toms, kurios nori labai lengvo subtilaus maskavimo, pudrą galima naudoti tiesiog ant veido odos kaip toną lyginamąją priemonę. Ši pudra lygins odos toną, maskuos netobulumus, suteiks subtilę spalvos korekciją, matinį užbaigimą ir blur efektą. Jei nori šilkinio matinio veido odos toną lyginančio užbaigimo be jokių filtrų, rinkis šilkinę lyginamąją pudrą su Photoshop efektu. Gali rinktis net iš 8 atspalvių. Skaidri biri pudra puikiai tiks toms, kurioms reikia rimtesnės fiksacijos, matiškumo, blizgesio kontrolės. Ji puikiai fiksuoja makiažą be jokio atspalvio suteikimo, todėl veido oda atrodys tokia, kokia yra. Labai tinka zonai po akimis, naudojant baking techniką, nes šioje zonoje nereikia jokių papildomų atspalvių. Ši pudra puikiai tiks veido odos atšviežinimui, blizgesio pašalinimui dienos metu. Su ja labai lengva išgauti matinės odos efektą be jokio odos apsunkinimo. Ji puikiai tiks ir toms, kurios atsirinkote tobulą skysto makiažo pagrindo atspalvį ir jo nebereikia koreguoti. Du produktai ir du šiek tiek skirtingi efektai. Abi pudros suteiks matiškumo, fiksuos makiažą, tačiau šilkinė lyginamoji pudra labiau vienodins veido odos atspalvį ir slėps netobulumus, suteiks Photoshop efektą, o skaidri biri pudra intensyviau fiksuos makiažą ir išlaikys jį visą dieną. Jeigu reikia pagalbos atsirenkant priemonę arba tinkamą tavo odai atspalvį, visuomet gali susisiekti su manimi. Na, o jeigu šis video buvo naudingas, spausk širdelę ir pasidalink su tais žmonėmis, kam tai galėtų būti aktualu. Daugiau naudingos informacijos mano fanų puslapyje, todėl spausk sekti, kad nepasimestų.